Jei jūsų įmonė atėjo laikas plėstis bei išeiti į pasaulinę prekybos rinką, tuomet turėtumėte pagalvoti apie tokią perspektyvę rinką kaip Kinija. Bet kaip pradėti plėtrą, neturint didelio biudžeto? Atsakymas yra. Ištirti rinką ir neišleisti 10 000 eurų įmanoma. Naudokitės paslaugą Nuotolinis biuras. Kontrast siūlo jums 3 variantus. Nuotolinis biuras. Ši paslauga suteiks jums galimybę naudoti nuotolinį mini biurą su jūsų įmonės atstovybės fiziniu adresu Kinijoje. Tai žymiai palengvins užduotį gaunant įvairiaus pobūdžio laiškus, katalogus ar prekių pavyzdžius iš tiekėjų. Taip pat suteiks galimybę siųsti savo produkciją Kinijos viduje. Antras variantas – virtualus darbuotojas. Mūsų įmonė skirs jums asmenį, kuris atstovaus jūsų įmonės interesus Kinijoje. Jūs gausite atskirą telefono liniją ir asmeninį vadybininką, kuris išsamei susipažins su jūsų verslu ir padės tokiais klausimais, kaip bendravimas su potencialiais klientais ar partneriais, jūsų įmonės interesų atstovavimas susitikimuose ar internetinėse konferencijose, laiškų ir dokumentų priėmimas, jūsų produkcijos siuntimas ir daug daugiau. Trečias variantas – virtualus biuras. Šis variantas tinka tiems, kurie nori rimtai ir ilgai vykdyti savo verslą Kinijoje. Jums nereikės patiems rūpintis darbuotojų samda, įmonės buhalterinę apskaitą, brangių sandėliavimo patalpų nuomą ir kitomis reikšmingomis išlaidomis, su kuriomis verslininkai susiduria pirmaisiais savo verslo metais Kinijoje. Šiame pakete yra visas paslaugų sąrašas, leidžiantis jums be didelių išlaidų ir neprarandant daug brangaus laiko pradėti pilnavertį darbą bei sudaryti sutartis jau rytoj. Užsisakyti tinkamą paslaugą galite paspaudę mygtuką užsakyti konsultaciją arba užpildę atsiliepimų formą.